Vėl mitingas prieš laisvą žodį, už cenzūrą, už tai, kad Neteisybė. galėtų kalbėti tik jie, kad galėtų Neteisybė, melas. nekontroliuojami įsisavinti 80 milijonų. Irgi neteisybė, melas. Tai 14 sekundžių 3 melai. Bet iš bukų žmonių aš nieko kitko nesitikėčiau. Ta pasaulėžiūra, kad čia kontroliuotų, kas pasisako ir panašiai. Ta prasme, čia yra bukaprotiškas mąstymas. Visi turim turėti standartus, ypač nacionalinis transliuotojas turi turėti standartus, kad neleisti, nežinau, plokščiažemiui pasisakyti kitą nuomonę. Tai yra tiesiog melas. Tai nieko nepagrįstas melas. Tai nėra ta kita nuomonė, kurią turėtumėm norėti, kad nacionalinis transliuotojas rodytų. Iš nacionalinio transliuotojo mes norim faktų, mes norim informacijos, kiek įmanoma tikslesnės, nešališkesnės. Dabar visiškai to nešališkumo praškai niekam pasaulyje nepavyks pasiekti, čia turbūt neįmanomas užsibrėžimas. Bet jeigu vadovaujasi tam tikrais principais ir jie išrašyti ir jų seki, tu gali pasiekti gan aukštą lygį. LRT, manau, Lietuvoje tikrai nėra tobuli, bet gan aukšto lygio yra kaip nacionalinis transliuotojas. O tai, kad menkapročiams gali pasirodyti, kad čia viena teisybė. Ne, tai yra tiesiog teisybė. Ir tas visa tema, kaip reikia žinoti, kas yra teisybė, kas faktai, jiem yra tiesiog neprieinama, nes jie ne vienas nesupranta ir nemasto tą temą, bet ir tada jie ir teigia, kad žinai, čia viena pusė tik tais, ne, tai yra, jeigu tu esi melo pusė, tai jo, tai tada tau ir neduos šnekėti, bet mes ir nenorim, kad už mūsų mokesčių mokėtojų pinigus melą transliuotų. Kaip būtų, 14 sekundžių ir jau Šizikas pavaro 3 melus iš eilės.